Labas ryts. Sveikinuosi ne iš garažo, o iš degalinės. Sugalvojau, sekmadienis iš rytų, sugalvojau, kad reikia nulėkti iki Plungės. Ten mačiau, yra tų žemaičių blynų, tokių neblogų, didelių, tai sakau, reikia nuvaryti paragauti. Kelelis apie 180 km. Matysim, kaip seksis prasukti. Kol kas oras geras, kaip ir lietaus nežada. Mopkė už nugaros. Tai bandysiu lėkti, gazuosim. Tai žodžiu, nežinau. Varau vienas, tai nežinau, ar bus nuo motociklų video, nes kol kas dar vis nenusipirkau kameros. Nu nieko, kaip nors. Trumpas stabtelėjimas Kaudvilį, pasižiūrėti, kokie tie orai. Įmesiu gal nuotraukytę. Žodžiu, prasilengiau su keliais motociklininkais, tai žodžiu, visi su lietaus aprangom užsidėjo, bet lyg nerodytų lietaus. Bet pažiūrėjus, jeigu ten į tą pusę važiuojant, gal jau papulsiu po lietaus. Tai tik tai šlapio asfalto galiu gauti. O šiaip tai važiuojasi gerai. Varysim, žodžiu. Nežinau. Gausim tų lietaus, nebaisu. Ilgai netruko ir atvariau jau iki Plungės. Blemba, dar tik tais 11:30, o aš dar valgyti nenoriu, tai nežinau dėl tų žemaičių blynų, kaip čia bus. Gal reikės nuvaryti, bet dabar pirmą reikia nuvaryti jau čia prie dvaro. Yra Plungė toks neblogas dvarelis. Galiu dabar parodyti, kaip atrodys, kur aš tenais eisiu. Čionais pradžia. Ir tenais yra iš toliau fontanas ir eisim pažiūrėti, kas gero ten prie to. Prieisim arčiau, pasižiūrėsim čia. Dvaro sodyba kaip ir. Šiaip važiavau, ten pro Rietavą važiavau. Tai žodžiu, Rietavė tiek mašinų, aš nežinau, Kaunas, Vilnius tiek neturi, kiek Rietavas. O ten šalia turgų reikėjo pravažiuoti, tai sakau, ir kamščiai, ir visi spraudžiasi, visi nepraleidžia. Gerai, kad aš su mopke, tai pro šonus. Gerai, o šiaip tai eismas, tai Rietavė. Sekmadienis vis dėlto. O jau gėlynų. Eisim arčiau pažiūrėti. Link to fontano. Plungė, visai nustebino. Aš beveik galvoju, kad galėtų ir mūsų dvaras pasivokti šitokią idėją su fontanu. Yra ir pas mus tvenkinys. Taip gražiai pabetonuotų. Padarytų ir būtų visai gražu. Taip atrodo dvaras iš arčiau. Aišku, šiek tiek saulytė šviečia, bet nieko. Šiaip gražus baltas. Ten dar baibokų viršai. Taip dar atrodo iš kitos pusės. Nežinau, čia yra turbūt muziejus, tai nagi bandysim gal užeiti į tą muziejų, pažiūrėsim. Gal ten ką gero rasim. Žemaičių dailės muziejus. Tai bandysime pažiūrėti, gal įleisi vidų. Dar nebuvau patikrinti, bet pasirodo čia sveiki gyvi maestro Pranciškui Smuglevičiui. Paroda. Užeisim į kelias sales. Čia visokių meno kūrinių. Aišku, kaip visą laiką ateini į dvarą. Reikia šitų. Be šitų niekur. Kaip sako, kad nepritrypt. Užeisim, pažiūrėsim, čia labai daug meno. Prikimšta meno. Užsidenga viskas. Tapybos darbai. Čia turbūt galėtum sėdėti ir žiūrėti. Labai daug meno darbų. Sakė, trečiam aukšte yra biblioteka, kur yra atkurta jau pilnai kaip tenais jinai buvo. Čia tai dabar tik tais taip atkurta, kad atkurta palaikyti estetikai.
O, čia žodžiu labai daug tų visokių paveikslų, sąmoningų ir nesąmoningų, nu čia kaip kam kas menas supranta. Bandysim dabar į apačią nusileisti. 3 aukštai yra rūsys, 1, 2 ir 3 aukštas. Bandysim kažkiek apžiūrėti. 5 eurai įėjimas, nu tai nėra daug. Pabandysim ekspoziciją pažiūrėti. Kažkas kurpaitę pametė. Leisime į žemynų, kas čia, nežinau. O vėl nežinau, bandysim lyst gal. Dega. Niekur aš čia nenuėjau. Varau tada į 2 aukštą, kokį tai ten. Jau, nes kažkaip čia užrakinta, uždaryta, nesuprantu. Užėjom į pagrindinę salę. Tai visai sutvarkyta čia. Bus padarytas, šviestuvas labai fainas. Galim pažiūrėti per čia, matosi ir laukas. Hop. Puikiai. Pasirodo tikrai nusileido į Rusiją. Nu kaip sako, Latvijos įsivojom dvaruose. Tai kai sako, vat už man nugarus tole, tai einam irgi į dvarą pasisiūt. Nu ką čia Rusija, irgi ekspozicijos yra visokios. Sakė, pilnas dvaras prikištas vien tik ekspozicija. Nu, visokie, kaip pasakyti, visas dvaras pilnas meno. Kai kurių aš suprantu, kai kurių nelabai. Bet čia vat įlendi, tai toks ir aidas. Čia palikti dar seni sienų fragmentai. Jo. O toks va Rūsys, Plungės dvare. Nu va, šiek tiek kalviškų dirbinių. Čia viskas dar Rūsy. Bet jie čia gražiai atrestauravę viską. Tiksliau padarė taip, kad būtų galima ir kažką čia pažiūrėti. Nes jeigu taip, tai vis tiek, tai atvarai dvarą, tai nori kažką pamatyti, čia gintarai kokie. Čia labai ta šviečia. Nu, būna ir taip, kad negalima filmuoti. 2 salės buvo, griežtai uždraudė. Ten originalai paveikslai, tai negalima filmuoti jų ten. Čiurlionio ten kažkokiu, ten dar Oginskio ten parodos irgi. O čia šitose salėse tai galima filmuoti. Va, žymieji paveikslai. Karalių pasaka. Šiaip daug ekspozicijos, tai didelis kiekis. Šiaip verta apsilankyti, čia iš tikrųjų labai didelis. Didelį ekspo, aš netikėjau, kad čia tiek daug visko. Sakau, tik prasuksiu pro dvarelį pažiūrėti ir žemaičių blynų pavalgyti. O čia dabar gaunasi visa ekskursija. Jo. Nu. Čia jaučiu iš bronzos padaryti. Galimai. Nesu šitų menų toks ekspertas, kad galėčiau pasakyti, kas kaip, kur su kuo, bet nu ką, skulptūros. Ten tą biblioteką truputį ten apžvelgiu, irgi nelabai ten galima, bet slapta, kad kamera nematytų tokiu kampu. Ulevičiaus medžio skulptūrų paroda. O čia pridraužinėjęs jisai visko į drakonų. Ir visko kito. O, Jėzuliukas, o ko tu dabar toks nusiminęs? Jo, čia bet čia rimtai, labai jau viskas detaliai
iki ūsų. Nu, paroda jau, čia tokia įdomi visai medžių. Išdrožinėta visko. Nu, kai pasižiūrė, tai žmogus turi turėti kantrybės. Kiekvieną tarą į žinuką. Nu, šitiek su tuo mažu tokiu čiuk. Viskas taip padaryta, kad atrodytų tarsi būtų lietuvių liaudies motyvai. Kadangi labai geras buvau, tai leidau į balkonėlį net užlipti. Pažiūrėkit, čia ta pokylių salė iš balkono. Nu, va, apžiūrėjom dvaro ekspoziciją. Šiaip labai verta atvažiuoti, tik 5 eurai. Įėjimas, šiaip labai daug visokių paveikslų, visko. Jeigu kas meną supranta, tai tiem bus labai gražu. Man, kai aš toks biškį, tai, nu, pabuvau, šiaip įdomiai, užskaitau šitą dvarelį, va. Kol aš jas lampinėjau, tai visą valandą užtrukau, tai va dabar pusę pirmos, kaip ir pilviukas pradėjau gurkt, tai varysim tų žemaičių blynų. Nu, va, prisiparkavau. Kliunkt. Už mano nugaros dar ir bažnytėlė tenais. Ir dabar eisim į Skalviją pavalgyti tų žemaičių blynų. Pažiūrėsim, kaip jie ten atrodo. Tai va, na ten gal nežinau, matosi, nesimato, bet visai gal nebloga ta bažnytėlė. Tai va, bandysim čia eiti. Nu va, nežinau kiek gyvas čia po tų 2 žemaičių blynų. Sugalvok tu man paim pilną porciją. Sako, čia va ta kavinė. Sako, ar imsi tikrai, sako, pilną porciją. Nu jo, sakau, aš suvalkietis, kaip nepaimsi pilnos porcijos. Nu kaip žinai, sako. Tai kai atneši tuos 2 žemaičius. Nu, per šaukštą liku, nes jau nesukišau, neįmanoma. Tai dabar, nežinau, tik rytoj ryte turbūt valgysiu. Prisėdžiau tai belenkiek. Kosmosas kažkoks. Nu, trumpai tariant, varysim iki Orvilų sodybos, pažiūrėti ten tanką į Santrą. Pažiūrėsim, ten kažkur dar yra muziejus, gal rytą užsuksim. Tai, o, tai dabar žodžiu varom čia 20 km, tai 20 minučių kelių. Varom pažiūrėsim. Nu ką, privažiavom ir tanką Salantuose. O, kol nieko nėra žmonių, čia daug kas nuėjo, ten dar muziejus yra, bet turbūt aš tą muziejų neįsiu, tai va, už mano nugaros, va, tankiaukštis. Visas antras. Galim dar apžiūrėti ir taip. Taip, pat. Galim šiek tiek apeiti. Puška. Neblogai. Stori šarvai. Sunkusis tankas. Pastatytas kaip muziejus. Ta, kaip relikvija. Bandyta čia jį atimt, bandyta viską padaryti. Tai žodžiu lieptas deaktyvuoti tą pabūklą. Nagi bandysim mes dar čia ir užlipti ant jų. Jo. Tai, pasižiūrėsim dar. Va, ten dar mopki matos. Bandysim praeiti čia jau, pakraščiu. Va, užlipsim į viršų. Čia variklis, bet jau ten vidu tai nieko nelikę jau. O, komandyriaus skylė ir viduj tenais. Aš gal jau nelipsiu, bet vat bokštelių žiedas dar vis išlikęs. Gal dar ir suktųsi čia. Tai jau. Taip įdomiai radau skaičius čia ant priekių. 182, tai galimai 182. Nes jau nebuvo tiek daug gaminama, nes 44 kažkur.
43 gale 4 pradžią čia pradėjo juos gaminti, jis antrą po ISO. Tai greičiausiai 182. Staptelėjau trumpam į Rietavę, jau važiuoju link namų. Tai paėmiau, žiūrėkit ko. Kiek chemijos. Čia vaikam visokie velniai, o čia paėmiau žmonai kirminų, kad ne vienas aš būčiau parazitas. Tai va, tai žodžiu, visai gerai sekasi, šiandien saulė šviečia. Smagu, galvojau, gausiu lietaus, bet nei velnio visko išvengiau, tai viskas labai puikiai. Tai žodžiu, nežinau, susimatysim. Halo! Tai va, tai žodžiu, jau viskas, grįžom namo. Pravažiavau 130 km dabar be sustojimų, taip, kai dėjau nuo Rietavo, tai taip ir atsidūriau namuose, o už mano nugaros jau mano, kai sako, priegimtinis Nemunas. Tai va, tai žodžiu, šiaip nuvažiuoti į Plungę verta. Ten pavalgyti tų žemaičių blynų. Iš tikrųjų atnešė dar, atsiminiau, kad atnešė tą cepeliną šalia atsisėdo moteriški. Tai cepelinas kaip gero didelio mango dydžio. Eina, savo kokie dideli porcijos tenais, nu tai šakys. Tai va, tai žodžiu, kur kol kas kelionė, motociklėlis puikiai atlaikė. Tolkai kelionė, 350 km per dieną, rodos pasivažinėjau ir nieko tokio. Tai va, tai žodžiu, kol kas man atrodo taip ir pabaigsim kelionę. Važiuosiu pastatyti motociklėlį, biškį ištepiau dabar nuvažiuodam čia nuo gero kelio. Nu, bet kai sako, man tai dulkiai defektas. Tai va, tai žodžiu, tiek žinių. Gerai, iki kitų. Peace to you.